Internetinėme Naisių vasaros radijuje skamba geriausia lietuviška muzika ir jokio popso. Naisių vasaros radijas vienintelis Lietuvoje kasdieną pristato muzikinius lietuviškus albumus. Klausykite mūsų www.naisiuvasara.lt. Švieski žvaigždėm aukštai, kad naktyje nepaklysčiau, keliavau taip ilgai, veski ten, kur žali ąžuolai. Švieski aukštai, mano žvaigždė, švieski viena man likai. Ne, negali būti, ji mano vaikas. Ir baigtų tą spektaklį. Spektaklį? Na gerai, Edmundai. Gali už savo pinigus pasidaryti DNR tyrimą. Nesidarysi, nes puikiai žinai, kad Ievutė yra tavo vaikas. Tai žinai, kodėl aš nesidarysiu? Nes tai betikslis pinigų švaistymas, betikslis. Ji negali būti mano vaikas. Ievutė yra tavo duktė. Suprantu, tau šokas. Vikai galėsi viską pats papasakoti, o aš luktelsiu keletą dienų. Ievutė yra palikta viena. Man laikas. O, tu Dieve, kaip galvas skauda. Na, tikriausiai spaudimas pakilo. Nu, vaistų neturiu. Paprašyčiau Genutės. Su žiniuoniuolė pradės klausinėti, kas kur kaip. Namo nueičiau. Gal jau ta vakaruška pasibaigė? Visi prisigėrė, manęs nepastebėtų. Nu, tu jeigu pastebėsi, tai juk mano namai. O jeigu sutaužys ten, o jeigu viskas sulaužys, Dieve mano, juk tie pacanai iš miestų suvažiavę, tai nieko gero iš jų nelauk. O Jėzus, kaip skauda, tu žiopla, vaistų nepasiimk, Na va, galiu nustatyti aukščiau padaryti, kad žemiau. Galiu net nustatyti jau nusileidimo vietą. Va. Supratau. Tai, kiek suprantu, čia reikia tuos sakinius užsidėjus būti. Jo, užsidėti tuos sakinius ir viską matai. Atrodo, kad pats su tą skraidyklę skraidytum. Gal, žinai, Gardėjau, einam draugė, tu vienintelis šitą daiktą moki valdyti. Jo, aš ko ne kasdien skraidau Birutę, tu eisi. Tu gal ir eisi? Arba geriau padarom taip. Jūs eikite draugė. Aš tada su jumis neisiu. Jūs apskraidykite paežerę, palaukęs visas, apžiūrėkite. Aha. O aš paskambinsiu policijai, pažiūrėsiu, kaip jie sureagavo. Paaišką geriau koordinuotai vykdyti. Jeigu kartais kažką sužinot, iš karto man skambinkit, gerai? Gerai. Birutė, tai tu eisi? Nu, tu eisi, bet man pasiruošti reikia. Nu, tu eik, pasiruoš. Nu, tai palauk. Gerai. Edmundai, kur tu dingai? Aš maniau, kad ir tavo paieškas reikės paskelbti. Jurga su Kaziu buvo atėję.
Kur tu buvai? Pjovė žovė ir dingo kaip dūmas. Tu su manim nesikalbėsi, Gianelė dingo. Tu paskutinis ją ryte matei, gal tu galėjai kažką... Ar tu baigsi burbuliuot vieną kartą? Be. Nerūpi man ta Nelė ir taip savo rūpesčių pilna. Atšals vakarienę, pasišildysiu. Ko tu pristoji prie manęs? Anelė! Oi, Jėzus nu tai kasgi čia dabar, a? O Jėzau, širdis tabalojasi, nebegaliu. Vaistukų vakarinių neišgėriau. Oi, Jėzau. Tu man sakyk, ką tu čia veiki? Negaliu, į namus eiti negaliu. Aha. Tai jau nupirko. Teisingai man perdavė? Jau perdavė. Tai sveiki, va, šitas Kazys skambino ir Pijus buvo atvažiavęs. Jau gandai pasklido. Gandai, nu tai ką tu savo manai? Tik jie ateina pas tave, o ten svetimi šeimininkauja. Galvojau, rytoj nueisiu, dar daikčiukų susirinksiu, ne viską pasimiau, tik patalynę. Tai ko tu Jurgai nepasakei? Nu ką, aš vaiką nervuosiu. Nervuosiu, mes tokias mintis iš galvos. Tai ką geriau, kad dabar Jurga per ašaras kelio nemato. Aš pranešiu Jurgai, gerai? Vaistukų man reikia nuo spaudimų. Baisiai galvas skauda nebegaliu. Gerai, duosiu aš tau vaistukų. Einam, Aneliut, einam lėtai, nesijaudink, einam, duosiu aš tau vaistukų, kelkis. Einam, Aneliut, einam. Nesijaudink, viskas bus gerai, duosiu aš tau vaistukų. Bet yra taip iškastami. Tai nieko, tuoj praeis. O čia dabar, o čia įsigandai. Kaip neįsigasi. Kai susieisi su Ievutės tėvu, pati turėsi valgyti gaminti. Nu, žinoma, geriau būtų, jeigu Ievutės tėvas pats jums vakarienes pataisytų. Jeigu, žinoma, jis ne koks girtuoklis, jei apskritai vakarais į namus sugrįž, ką? Klausyk, ar tu tik nebandai pasakyti, kad Ievutės tėvas yra Giedrius? Jeigu visą dieną mane taip kamantinėjai, ką? Auksė buvo man tokia mintis kilus. Tai kaip dabar, Giedrius ir yra, taip? Eime, aš noriu tau kai ką parodyti. Eime. Gal ilgam tave užčiaupsiu. Aneliut, čia bruknių lapų nuoviras. Bus tau vaistai nuo spaudimo. O tai dėkui. Jau tikrai tas spaudimas buvo šoktelėjęs, kaip reikalas. Aš supratau, kad spaudimas, bet vaistukų nebuvau pasiėmusi, galvoju, žiniuonės turės. Močiut, kaip tu jautiesi? Kur tu buvai? Ko tu jaudinės, vaikeli, prabočiuk, matai, sunervavau tave. Ten stoliai. Močiut, pakalbėsime apie antstolius, vėliau sakyk geriau, kaip tu. Gerai, vaikeli, gerai, va. Arbatėlės išgeriu. Močiut, kaip aš dėl tavęs jaudinuosi. Klausyk, ar tu paeisi iki mūsų, ar paprašyti, kad mašiną pasiskolinti iš kažko ką? Paeisiu, vaikeli, paeisiu, nesi. Jūs gal palaukit čia, aš pasiskolinsiu mašiną ir grįšim, gerai? Vazelį, nesitrukdyk, jau taip rūpesčių jums pridariau. Kokie čia rūpesčiai? Klausyk, tu gal kokių vertingų daiktų ten pirtelį palikai? Liemenę palikau. Įda ten patalynį, įda kažkokia yra, močiut, pas mus tos patalynės. Einam, vaikeli. Auksė, iš kur tu gavai šitas nuotraukas? Iš kur? Iš ten, kur buvai padėjusi, o gal buvai paslėpusi, ką? Auksė, kaip tu drįsti lysti ne į savo daiktus? Oho, motušėlė, nustok moralizuoti. Obuolys nuo obels netoli rieda, kaip pati matai. Auksė, ten paprasčiausias vakarėlis, nieko nebuvo. Pašokom, pavalgėm ir išsiskirstėm. Taip. Auksė, tu atsimeni, kai aš kandidatavau į savivaldybę, aš buvau priversta dalyvauti visokios sueigos, visokios vakarėlios, ryšių užmėgst, susidraugaut. Nieko rimto. Nieko rimto, tik tiek nuotraukų daug prisidarei. Nieko ten tokio nebuvo.
buvo, nebuvo, bet tėčiui turbūt nepatiktų. Gal nori jam pasiaiškinti, ką? Todėl sakau, nustok kištis į mano gyvenimą ir ieškoti Ievutės tėčio, aš tylėsiu. Nu, ne. Šitas nuotraukas turiu ir kompiuteryje. Pijus parašė, kad Anelė atsirado. Ačiū Dievui. Ar jis sveika? Viskas gerai? Sveika, rašo, kad viskas gerai. Tai ką tada namo? O tai namo. O gal tu nori viską pamatyti iš paukščio skrydžio, ką? Tai aišku, kad noriu. Eina. Va. Palauk, aš pats uždėsiu, gerai? Gerai. Šitaip, ne? Žinok, aš ir su akiniais, ir be akinių moku, tik tais be akinių kažkaip viskas keistai atrodo. Tu, gerai, leidžiu. Oi, kaip gražu. Dagiliai skaudų žemę, daug kampelių Lietuvoje ir puikių, gražių, malonių, bet už juos visus mielesnis man. Nu va, viskas. Kaip įspūdingai. Aš tau galėčiau irgi dar daug įspūdingų dalykų parodyti. Kadangi Vykinto nebėra šalia, tai gal mes galėtume dviese daugiau laiko praleisti. Arba ne. Aš tik pasiūliau, bet aš iš tikrųjų galėčiau daug įspūdingų vaizdų tau duok akį. Viskas gerai. Anelė jau namuose. Oi. Sveika ir gyva. Tai gerai, aš jau buvau pradėjusi jaudintis. Mačiau. Gerai, kad pasilikai. Nors Anelės dorai ir nepažinojai. Vakarienę paruošiau. Turbūt atšalo, tuoj pašildysiu. Kažkas australietiško? Šį kartą lietuvišką. Tai kur buvo dingus? Pas Žiniuonį svečiavosi. Tiesiog svečiavosi? Ramybės ieškojo. Nežinau, tyčia ar netyčia, bet traukia žmonės ten. Ypatingas žmogus. Ypatingas. O kaip dėl Balto arenos? Dėl arenos. Tiesą pasakius, gerai, kad ir priminė, jisai buvo pamiršęs per tos rūpesčius. Edmundo rytoj paprašysiu, kad pagalvotų dėl darbininkų. O ten kas pienas? Pieniškas sriuba, o kas? Man atrodo, jisai išbėgo. Oi! Oi! Atsiprašau. Ne, viskas gerai, nereikia tau atsiprašinėti. Čia aš tave užkalbinau. Žinai, jaudinaus dėl tavęs. Puikiai žinau, ką reiškia prarasti mylimą žmogų. Gerai, kad atsirado.
Pabudai? Kaip išmiegojai? Gerai, irgi viskas gerai. Žiniuonio arbata matyt suveikė ir tas nuovargis. Gerai, nesijaudink. Girdžiu šneką, tai gal ir man galima užeiti? Užeik, Vacelė, užeik. Bet reikia čia jau Jurgitos klausia jos namai. Ašgi kampininkė. Nepradėk iš naujo, čia mes visi savi. Aha, savi. Savi sakai. Tai kaži, kur buvo tie visi savi, kai mane iš namų varė? Močiutė. Nesijaudink, močiutė. Būk rami. Išvarė kaip kokį šunį. Jau matosi, kad sveiksti. Jau į save sugrįžo, močiutė. Močiut, na, ką tu kalbi? Kalbu, vaikeli, ką galvoju. O Jėzus Marija, nu tu pagalvok. Bet ne, aš vis tiek atsijimsiu tos savo namus, pamatysit. Ką tu padarysi? Namas parduotas, popierį pasirašyti. O tu, Vacelė, manęs nepažįsti. Gal užteks tik pagazdint. O pasakysiu, kad užnuodysiu šulinį, kad jiems gyvenimo nebus tame name, vot ką pasakysiu. Tu, Jurga, nebijok, aš tau ant sprando nesidėsiu. Tu turi savo gyvenimą, o aš turiu rankas, turiu kojas. Va, duok. Nepražūsiu. Nebuvau išlaikytinė ir nebūsiu. Viską pasidarysiu. Niekur tu neik, močiut, ir nesinervuok. Išgerk geriau vaistus. Sveikas, Kazy. Labą rytą, labą rytą. Šitą girdėjau, Anelė atsirado. Taip, vakar vėlai vakare parėjo. Žinai, man reiktų su ją pasikalbėti truputį. Tai gal ne šiandieną, gerai? Klausyk, reikalas labai skubus dėl to žemės. Mes jau viską aptarėm. Gerai, jinai dabar miega. Taigi vakar tiek išgyvenimų, jinai negaluoja. Kaip tai negaluoja? Taigi aš kalbėjau, sveiko proto buvo, viskas gerai. Jei taigi dabar su širdim negerai. Su širdim, sakai, negerai? Taip. Nekraukim jai ant pečių dabar. Nu, nekraukim, bet... Kas čia dabar? Gediminas atėjo dėl to žemės pardavimo, bet nori su Anelė pakalbėti. Ne, baigi, tikrai ne šiandien. Ji pavargusi, jai reikia poilsio, ramybės. Tai spės dar pailsėti. Gediminai, ne. Ne šiandien. Paskambinsim. Gerai. Šiandien jinai blogai jaučiasi, suprantu. Bet tai, pavyzdžiui, gal galime sutarti rytoj, dėl rytojaus dienos. Pavyzdžiui, kada Anelė gali mane priimti. Tarkim, kokią 9 iš ryto. Negalim nieko pažadėti ir tartis, jo labiau už ją pačią. Taigi čia tik porą parašiukų pas notarą, baigtas kriukis. Nesakau tikrai, pailsės atsigaus, tada ir žiūrėsim. Sakiaugi, paskambinsim. Paskambinsit, kada paskambinsit? Taigi man dega viskas. Gerai, Gediminai, viskas, beržės ginčas. Ta žemė nemirtinas reikalas, palauk, sutvarkysim vėliau viską. Iki. Nu, bet žinokit, tai Anelė, tai jums tikrai nepadėkos, kai sužinos apie visą šitą. Irgi Anelė. Nu, taigi... Nu, dūda.
Sveikas, Edmundai. Sveikas, Kazį, sveikas. Kur vaikštinėjai čia? Skaitinėjai ką nors? Ai, šiaip. Labas, Gabija. Labas. Nu. Ką čia turi rankose, lėlytė? Gražiai lėlytė. Smagu, kad tu taip rūpinėsi ją. Ja, šaunolė ta mūsų Gabytė. Nu, o kada jūs su Vika pradėsit galvoti? Su Vika. O, beje, Kazį, ar Anelė atsirado? Jo, žinok, atsirado. Vakar kaip tik suradom. Dabar kaip tik pas mus apsistojus yra. Tai ir vedu, vat, Gabija pas jos močiutę. Pas Genutę, žinai, kad Jurgai būtų, laisviau visą dieną galėtų rūpintis močiutę. Tai apsidžiaugs Genutė tokios pagalbininkės sulauks. Žinai, kartais atrodo, kad iš vaikų daugiau išdaigų negu pagalbos, bet žinok, iš tikrųjų taip nėra. Iš jų tiek daug visko gali pasimokyti. Vat, žinai, iš tiesų gal tau ir keista girdėti, bet kai turėsi savo mažiuką, tai jau tikrai viską suprasi. Jo, tai gerai, Kazį, jūs bendraukit, žaiskit, aš keliausiu savais keliais. Nu, gerai tada, jo. Aha. Jo, kai turėsiu. Jo, mojo.